Na va, atvykau penktadienį šiandien rugsėjo kažkelinta, 20 kažkelinta, tokie nameliukai, Sartų poilsiavietė. Pradėsiu 3 dienų, 3 naktų žvejybą. Tiksliau 2 naktų, 3 dienų. Bandysiu viską. Ir blizgių, ir ešeriukų. Aš tik nepasiėmiau. Ir meškerį prisikrauju, ten mašinytė matas už manęs. Vienu žodžiu. Vilčių daug. Oras tai iš vis nesąmoningas, 27 karščio. Na, bet viltis kažką įdomaus pagauti. Tai va, toks savaitgalis mano. Pradžia tokia savaitgalio. Toksai pirmos akimirkos, saulutė plėskė kaip joptvoju mat. Šilumos dafiga, vandenukas labai šiltas, gylis kol kas per didelis. Nors prie pat žolių plauksiu to arčiau, bandysiu apie 6-8 metrus ieškoti. Na, 6 yra idealu, pagal mano praktiką trumpa, bet kažkaip man toks jausmas, kad geriausiai pasiteisino. Tai va, kaip paskybimų nufilmuosiu. Aišku, šiandien vienas esu, be pagalbos. Tai traukimo filmuoti tikrai nepavyks. Bet jau kažką pagausiu, nufilmuosiu. Kitą kartą pažadu GoPro pasimti, jeigu netingėsiu. Tai va. Nu, dabar daug geresnė, apie 4 metrus. 4-6 metrai prie pat kranto. Ant šitas miškytės uždėjau piktą woblerį, labai agresyviai su didelė nosim. O ant šito uždėjau va tokį daiktą, nežinau. Galvojau, kad bet bent jau karjerę bandžiau, tai labai pasiteisino. Savo gyra toksai žaisliukas, nu blemba, kol kas jis man po pirmos žvejybos patiko. Ant jo pagavau 2 lydekas per vieną vakarą, tai sakyčiau visai gerai. Tai va, šiandien toks trumpas prasiplaukimas, gerą valandžiukę pusantros. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Žuvies kol kas nėra, bet vakaras koks gražus, kata. Ai, gaila, kad to žuvies nėra, bet vakaras tai ai. Nu, žuvytės nėra, rodo tą žuvį, blėt, nesuprantu. Oi, sakiau, nesikeiksiu, sorry. Nežinau, oras nuostabus, apžvalgos bokštas, nežinau, bandau viską. Nekimba, kad staka, nežinau. Oras nuostabus, kaip ir viskas labai gerai, apžvalgos ratas matosi. Palipat žolytės plaukiu, viskas kaip ir gerai, žuvį rodo, bet kibimo jokio absoliučiai. Tik tiek, kad nuostabus gražus vakaras, bet nežinau, per šilta. Ir to anksti ryte turbūt bandysiu dėti kažkokius paviršinius woblerius, labai lengvas gumas ir eisiu visai palei žolės. Nors atrodo žolės va prie pat, bet giliai iškart nes žmoniški, 7 metrai, tai yra labai daug prie pat žolių. Paskui prasideda, mačiau tokias visokias lelyjos, nelelyjos, kas ten va tokie, va kumstai už žolių. Tai va gražiai pakylę, kaip ir lydeko turėtų būti, kaip ir kažką rodo. Na, neaišku, mano tas aparačiukas netoks jau ir protingas, kad rodytų labai gražiai, bet geriau negu nieko. Tai va, kol kas visiška špigutė. Tik tiek, kad gražus vakaras penktadienį. 6:30 ryto. Nauja diena, naujas viltis. Tikėkime, kad šiandien rytas bus gražesnis šeštadieninis. Nes vakar, kad ir koks gražus vakaras, nei vieną kibimą. Bandysiu. Nu pagaliau, blėt, lydeka. Nežinau, pusantrą gal kyla, bet pagaliau atsidarėm. Praplaukėm, va, iki 10 ryto, jokių kibimų, va, pirmą užsidėjau woblerį. Jau iš nevilties norėjau tokią mega 25 cm dėti gumą jau. Oi, kažkokia stebuklinga lankėlė, pakeičiau woblerius, uždėjau japonišką, dar kitokį, 10 minučių praėjo, tik aną lydeką atkabinau dar vieną. Irgi 2 kilai, 2,5 gal nežinau. Puikiai lydeka. Nu, neturiu, blem kitą kartą GoPro pasimsiu. Toj pačioj įlankoj apvarėm ten toli, vėl grįžom į tą pačią įlanką ir trečia lydekaitė. Liuks. Nu va, dabar iki vakaro, kokias 3-4 valandas per traukėlę. Kraunu savo akumuliatorių. Vargšas šiandien 5 valandas praplaukiau, vakar dar 2 valandas, tai leisgyvis visiškai. Tai va, visą ežeriuką išvarėm, nu ne visą ežeriuką, ta prasme, bet nemažai išplaukiam. Šiandien Irmantas mane buvo, Irmantai pamojo kamerą, pusbrolis mano. Tai
Blemba, nei vieno kibimo, nei jokio nieko išskyrus vieną įlanką. Atradom vieną įlanką, pirma lydeka, už 10 minučių antra lydeka, tada apiplaukam didelį ratą, trečią kart grįžom į tą pačią įlanką ir trečią lydeką pagavau. Nu, Irmantui nesiseka, aš visas 3 įsitraukiau, woblerį japoniškai eina į trasą, kas yra labai keista, nes, nu, kaip ir gumas turėtų geriau būti ir, nežinau, kol kas nudžiugino po vakarykštės nesėkmės ir po šiandienykštės. Kibimai visi iš viso praktiškai 11 beveik buvo, ne, jau kažkur. 10-30 atrodo gal pirmą užkybą. 10-30, paskutinė gal kokiu 11-30. Nu tai valandos bėgi 3 lydekos. Kas yra keista, nu 7-30, 6-30 atsikėlęs, meluoju. Tai tik 7 jau pradėjom gaudyti ir nei kibimų, nieko, žuvis sau guli laiminga ant dugno, echolotas rodo ir špyga taukuota, o kibimai darybos nedienos. Tai va dabar kokios 4-5 biški poilsiukas ir vakarinis kibimas, žiūrėsim kas bus. Nu va, po 4-15. Aš savo simboliškai visada stengiuosi laikyti 4 metrų gilį. Pasiėmiau kitą pakrantę, pakrantė labai gili. Ir bandau vakarinį, pasigrau akumuliatorių, nes buvo vargšas visai numyręs. Tik bijau, kad echoloto akumuliatorius nusigraus. Nu, gal dar atlaikys kaip nors, nes neturėjau kada pakrauti aš jo. Tai va, visiems velkantiems neižvyno. Žiūrėsim kaip čia. Vakarinis išplaukimas bus. Nu va, vakarinis greit praplaukiau. Gal porą 100 metrų ir lydekaitė yra. Gražuolė. Jas. Vatkas spalva graži. Dar viena lydekaitė prie salos. Šitą mažytę turbūt keliaus atgal į vandenį. Nu, antra, ant vakarinė. Neblogai. Sekmadienis, 24 rugsėjo. Naktį lyja. Kiek vandens išsisent reikės. Turbūt vakarą nebelauksiu, užteks šiandien rytinio. Plaukiu, kas 11-12 paplaukyti, pažvejoti. Ir man atrodo užteks, gal pagausiu starkį arba šamą. Mano svajonė žuvis, kol kas dar nepateko pagauti. Tai va, su spinningu turiminį neteko pagauti. Išskyrus vieną mažiuką starkiuką per klaidą. Tai va. Nu, praplaukiau aš čia pas 2 valandžiukės, niek čia mano geroji įlankų nekimba. Tai galvoju, kad woblerių savo kibiuosius japonukus nuimu. Bandau dėti kažką gerokai didesnio ir bandyti paeksperimentuoti su tais viduriniais sluoksniais, kaip jūs ir sakot, komentarus. Tik nežinau, kurį ar šitą ešerį reikia kalti. Šitas apie 6-7 metrus eina, tai gal šitą. Ir kokią mega, blemba, 5 cemo. Jaučiu kalsiu šlepėti. Nežinau, ant ko gaudyti. Nu, pabandysiu valandžiukę praplaukti, pažiūrėti, kas bus. Ant va tokių mega, nu, apdruk stebuklas įvyks. 11 valandų. Vienu žodžiu, vėjas pasikeitęs totaliai. Pučia iš vakarų, ne iš rytų, ne iš pietų, ne iš šiaurės. Nežinau, nei vieno kibimo. Apiplaukiau daug. Švis ar pakeičiau. Taktiką dėjau savo tas visas mega priemonės, bandžiau į didelius gilius plaukti, kur dideli giliai, žuvies šiek tiek rodo, bet ji nepakilus, kaip liaudės sako, nesimato, kad stovėtų, nu, gražiai taip šonu ir lauktų kibimų, tai pakalbinau bišį kitus, tai irgi nieks nieko, tai liūdnas toks ramus sekmadienis. Tai vat, užteks man tų sartų, turbūt vakarą nebelauksiu, krausies šmutkės namo, užteks tų 4 plaukimų, buvau penktadienį, špyga taukuota, vakarite 3 lydekos, vakare 2 lydekos, o šiandien... Tai va, bet savaitgalis labai šiotkas fainas. Vienu žodžiu, vanduo dar per šiltas, va, matau žuvėliuką vienišą, pažiūrėkit, beveik 19 laipsnių šilumos. Per šilta, žiauriai per šilta, aš taip suprantu, nors aš naujokas nelabai dar raukiu čia visko, bet nežinau, reikia laukti dar porą savaičių, kol atvės, gal tada bus dar geriau.